Labas, draugai ir bičiuliai, sveiki visi, Jonas ir Rolandas radistai, čia su jumis iš ZipFM studijos. Pats laikas 20 val. Skambinti, tai jau darom 7 metus ir šiandien bus viskas kitaip. Šiandien eksperimentuosim su skambučiais ir skambinsim žmonėms, įrodinėdami, kad jų pasirinkimas yra negeras. Mes nuspręsime už juos ir pažiūrėsime, kaip jaustis, kai už tave nusprendžia kiti. Oi blogai bus, oi blogai. Karoli, labą vakarą, jums skambina iš Viziero. Skambina jums iš pašto skyriaus. Skrydis bus ne 18 dieną, 13 val. O 19 dieną tai bus... Iš Riomerio skambina. Man dėstytojas liepia perskambinti visiems ir klausia, ar bus kažkokia tai praktinė užduotis. Tai noriu pasakyti, kad taip, jinai bus. 13 val. Iš Vilniaus į Norvegiją. Kodėl šitai? Mes taip nusprendėm. Bet čia kažkaip tai kelias mes tas prekes esame gavę ir mes, žinokit, visgi atidavėm ją kitam žmogui. Nusprendėme, juokauja. Ne, juokauja, matot, oro sąlygos įpareigoja tai daryti, bet to šiek tiek nesusirinko žmonių, tad mes du reisus suspaudėme į vieną. Kaip kompensaciją jūs gausite sulčių buteliuką lėktuve. Kas čia skambina, ta prasme, nebus tikrai tokia dalyka. Jūs matot numerį, iš kur skambinta yra? Supratau. Gerai, bet noriu pasakyti, kad mes nusprendėm juos atiduoti šiek tiek kitam žmogui, kuris iki šiol dar nėra gavęs savo siuntos. Ta prasme, tai prekės, ką aš negausiu prekės, ta prasme, taip pasakėt. Gerai. Karoli, ar jums patinka, kai už jūs nusprendžia kiti? Ne. Pala, tai jūs tai neverkit. Aš tai neverkiu, bet aš jau pavargau čia aiškinti visiems. Nežinau, ką pasakyti. Nu ką aš jau pasakysiu, tiesiog jūs supraskit, mes nusprendėm, kad tai bus geriau. Kas kaip geriau, tai aš sakau pinigus sumokėjęs. Nu tai jeigu jau taip nusprendė, tai ką galiu padaryti? Ką gali padaryti? Tu gali padaryti. Neleisk, kad aš tave spręstų kiti. Spręsk pats. Sprendi pats šiaip gyvenime. Jo, sprendžiu. O balsuoti jai? O prie ko čia tas balsavimas? Nes tave trukdo radijos stotis ZipFM iš Vilniaus. Neįsidurk, neleisk, kad už tave spręstų kiti. Spręsk pats. Balsuok gegužės 25 dieną Europos parlamento rinkimuose Ir antrajame prezidento rinkimų ture. Aš nemėgstu, kai už mane sprendžia kiti.